Labą dieną. Šiandien mes pakalbėsim apie sraigtų remontą. Ar iš vis įmanoma remontuoti sraigtą po to, kai jis buvo sulaužytas ir kaip tai daryti? Ko reikia pasiekti remontuojant sraigtą? Štai čia mes turim sraigtą, kuris pagamintas iš aliuminio. Ir jis matyt kažkur buvo užvažiavęs ir nulaužė mentis. Šitokį aliuminį sraigtą remontuoti iš esmės galima, bet iškart reikia pasakyti, kad remontuotas sraigtas, jo paskirtis bus tik tai kaip atsarginio. Todėl, kad jūs niekada neišgausit jo technikinių parametrų po remonto ir atstatyti jį iki pradinės stadijos praktiškai yra neįmanoma. Na, nebent jau jūs turit labai gerai įrengtą dirbtuvę su specialia įranga ir taip toliau, taip toliau. Kokios problemos atsiranda, kai jūs pradedate remontuoti? Pirmiausia, štai šitas nulaužtas galas buvo, čia buvo nulaužta dar daugiau, pavyzdžiui, va šitai vietoj buvo dar daugiau nulaužta, iki čia net. Ir reikia užvirinti. Štai čia prasideda problema. Pirmoje eilėje reikia turėti labai aukštos kvalifikacijos suvirinimą. Reikia turėti įrangą ir reikia turėti suvirintoją, kuris tai moka daryti. Bet to nereikia pamiršti, kad šitas aliuminis, iš kurio lietas sraigtas yra, jis yra specialios technologijos. Struktūrą jūs jo jau neatgausit vien dėl šito. Štai čia matosi, kad čia buvo virinta, visiškai ne tam skirta technologija ir atitinkamai mes turim paviršių, kuris pilnas korėtų intarpų. Mentės kokybė iškart sumažėja, tvirtumas sumažėja. Bet jeigu reikia plaukti, jūs nieko neturit, šitoks variantas visai tinkamas yra. Naudoti jį šiaip netaip galima. Antra yra kokia problema. Kada jūs po suvirinimu bandat atgauti tą pačią formą, atstatyti iki originalo, neturint kopijos tikslios, praktiškai neįmanoma. Nes šitas plotas visada bus pakitęs. Tai čia yra viena problema. Kita problema. Mentės gauti storį ir jos būtinai forma, nes čia yra aerodinaminė forma, kaip lėktuvo sparno. Atstatyti ją, neturint tikslių matavimo prietaisų ir originalų, to pačio sraigto, būtent to pačio, irgi neįmanoma. Ir kas blogiausia, jeigu jūs, pavyzdžiui, visą šitą padarysit, daugmaž pritaikysit, atsiranda tokia problema, apie kurią jums nepapasakos nei vienas remontininkas, nei viena dirbtuvė. Šitas sraigtas yra balansuotas lygiai taip pat, kaip balansuojami ratai mašinai. Ir jeigu jūs atkreipėt dėmesį, balansuojant ratą, svoreliai visada dedami iš vienos pusės rato ir iš kitos pusės rato. Tai vadinasi dinaminis balansavimas. Reiškia, jį galima padėti ant ašies, pasukti ir išbalansuoti lyg tai statiniam variante ir jis bus balansuotas. Bet kada sraigtas pradeda suktis, atsiranda plakimas dinaminis, kuris jums galutiniam variante gali net išlaužyti šitą ašį. Dažniausiai pasibaigia tuo, kad būna atraminiai guoliai išmalti, išbalodoje jums sugadina reduktorių. Štai tokios būna pasekmes remontuotų sraigtų panaudojimo. Todėl šiaip jo naudoti rekomenduojama tik tokiu atveju, jeigu jūs neturit kitos išeities, ir naudojat, gyvenimas priverčia jūs naudoti tokį sraigtą. Koks remontas jam bebūtų padarytas, kaip jis beatrodytų blizgančiai, jūs niekada jo pradinių parametrų neatstatysite. Nors naudoti jį galima, ypač jeigu jūs netoli plaukėjate ir nelabai greitai. Čia gyvenimas verčia netokius dalykus kartais panaudoti. Tačiau kas liečia aliuminių sraigtų remontų. Dabar jeigu mes pakalbėsim apie remontą lygiai tokio pat, bet iš nerūdėjančio plieno, tai galima taip drąsiai pasakyti, kad mūsų sąlygom Lietuvos geriau jo iš vis neremontuoti. Mes pridėsim jums vaizdelį, kaip jie remontuojami, pavyzdžiui, Amerikoje. Tam, kad atstatyti šitą formą, dažniausiai nerūdėjančio plieno sraigtas nenulūžta, jis paprasčiausiai sulinksta. Jie tuo ir geresni, kad išlaiko žymiai didesnių smūgių.
Jie sulinksta. Tam, kad atstatyti atgal, naudojami specialūs šablonai. Kiekvienam sraigtui, kiekvienas gamintojas turi pagaminęs atitinkamos formos šabloną. Dedamas iš tos pusės, plaktuku kalat, kol jį atlenkėt ir pataikot daug maž tą pačią formą. Ir vėlgi tas pats gaunasi. Atstatyti atgal iki idealaus paviršiaus jo negalima. Kaip sraigtą jūs jį galit naudoti, kaip avarinį variantą jūs galit naudoti, bet kokybės po remontų jūs niekada neturėsit, neatstatysit pradinių variantų. Taip, kad šitą reikia labai gerai atsiminti. O kadangi išbalansuotas sraigtas jums gali sugadinti reduktorių, kurio remontas kainuoja žymiai brangiau, tai pagal mano supratimą aš jums patarčiau jų paprasčiausia naudoti tik tai valtyje kaip atsarginį, jeigu sulaužysit dar vieną. O važinėtis pastoviai su jais tai aš nerekomenduočiau. Nors jeigu išeities nebėra, galima su jais važiuoti. Praktika parodo, kad Lietuvoje žmonės važinėja, Plaukia. važinėja neaišku kur, neaišku kokiom sąlygom, tiesa paskui vėl sulaužo, vėl remontuoja. Gyvenimas priverčia, o ką darysi? Taip pat mes įgyvenam. Bet, sakau, viską galit padaryti. Net galit labai idealiai padaryti, išblizgit, bet išbalansuoti, neturėdami staklių specialių. O jie reikalauja specialių staklių balansavimo. Lietuvoje, pagal mano duomenis, jų niekada nebuvo, jų nėra po šiai dieną.